Renata, apie ką kalbėsim? Apie aukštas teorijas ar apie gyvenimą? Kas tavo knygą geriau padėtų suprasti? Teorijos ar gyvenimas? Literatūros teorija, be abejonės, jinai turi savo reikšmę. Visą tai, ko mokiausi universitete, neprapuola. Tačiau be gyvenimo šitas romanas nebūtų toks, koks yra. Ir be tam tikros autentikos, galbūt ir net biografinių faktų, jisai būtų, man dėl jo neskaudėtų širdies tiesiog. Jis būtų toks tiesiog tvarkingai, normaliai, padoriai parašytas kūrinys. O dabar tiesiog man jį parašius dar ilgai buvo net savotiškai kažkaip negera. Skaudėjo dūšę kažkaip, nes jame yra sukaupta daug skausmingų asmeniškų dalykų. Iš tiesų, tavęs matyt daug kas klausinės apie tavo pačios gyvenimo istoriją. Kaip tu atsakysi, kaip tu paaiškinsi tuos personažus? Romanas yra savarankiškas kūrinys. Jis niekada nebus toks kaip gyvenimas. Kaip gyvenimas. Gyvenimas yra atskiras kūrinys. Asmeniška istorija arba konkretus gyvenimo įvykiai tavo kūrinyje netampa gyvenimo kopija, mimikryje, imitavimo. Jie tikrai darosi kažkoks meninis įvykis. Tie pasakojimai įgyja apibendrintą reikšmę ir tu pereini prie labai stiprių archetipų. Žodžiu, tas mėlynbaržio archetipas, kaip tu, jis pas tave tampa tarytum ir visos tos kartos, sovietinės kartos apibendrinančių simbolių. Atrodo, kad mėlynbarzdis, šita brutali jėga, buvo visa sovietinė sistema. Štai čia kažkokia asmeninė patirtis pas tave ir įgyja simbolinę reikšmę, kuri, manau, bus aiškinama, aptarinėjama. Šiaip tikrai išvelgiat tai, ką aš ir norėjau pavaizduoti, kad nuo asmeniško potyrio tai išauga į apibendrinimą, nuo asmeniškumo į kartos, į sistemos įvaizdį. Ir šiaip, juk visi žinom tą pasaką apie mėlynbarzdį, gal kas nors ir nežino, bet tai nesunku tikrai. Ir visi žinom, kad jis turėjo daug žmonų. Taip. O mėlynbarzdžio vaikai, tai praktiškai lieka toks klaustukas, labai mįslingas dalykas. Kančios liudininkai. Taip, bet pasakoje jų tarsi nėra tų vaikų. Taip. Ten kaip ir Eglė Žalčių karalienė broliai, dar Šarlio Pero variacijoje apie mėlynbarzdį. Broliai dragūnai, kažkokie kariškiai dar, kurie ten tą paskutinėje žmoną išvaduoja, iš mėlynbarzdžių nukrisdami jam galvą ir panašiai. Bet gal buvo ir vaikai. Koks jų likimas, neaišku. Jie jau yra nurašyta medžiaga. Ir man atrodo, tu, Renata, ir prabyli šitų tokių vaikų, kurie arba patys jaučiasi nereikalingi ir pasitraukia iš gyvenimo, arba lūžta šiame pasaulyje, nes jie yra paženklinti, man atrodo, mėlynbarzdžių. Labai įdomus yra tas visuomenės pjūvis vis dėlto, jeigu pažiūrėtume dar irgi iš tos mėlynbarzdžio vaikų sistemos ateinantis. Yra daug silpnų vyrų. Taip. Ir yra daug agresyvių ir piktų moterų. Ir įskaudintų moterų. Nesolidarių moterų. Jūs pasižiūrėkit, kai kas nors kalba, kokios nors feministės šūkauja, kokie baisus vyrai yra, kaip čia dabar yra viskas blogai, čia patriarchalizmas, tai man kartais norisi, žinot, pasakyti, palaukit, ar moteris pas mus tikrai jaučia viena kitai solidarumą? Ar tai egzistuoja? Tas moterų solidarumas ir toks pakantumas, jos kovoja dėl tų pačių vyrų, jos niaujasi tarpusavyje, dėl vyrų, dėl įtakos, dėl valdžios. Gal aš šiek tiek sureikšminu, bet aš turiu omeny būtent tokias personažes kaip mano herojai. Taip. Kaip to pavyksta taip viską prisiminti, šitą sovietinę atmosferą, tą aplinką. Tu labai autentiškai atkuri viską, net ir žodyno, leksikos lygmenyje. Visi tie govorilkos, batareikos, mane taip sujaudino, taip priminė, visokie tapetai ir taip toliau. Tu turi labai konkrečią jutiminę atmintį.
man atrodo. Tai va tie žodžiai Govorilkos, Psichuškės, Voronokai yra nepaprastai svarbus, kaip padedantis prisiminti, bet aš labai daug turėjau vargo su redaktoriumi, jos visus norėjau ištaisyti. Nes tai buvo baisus barbarys. Ir aš kovojau iki paskutinio, sakau, jokių būdų. Sakau, tekstas bus, ne tekstas, jeigu iš tų žodžių neliks. Prisipažinsiu, iš pradžių skaitydamas aš lyg pajutau tokį įtarimą, tarytum modernistinę mąstymo manierą, kad ta pati istorija vaizduojama keičiant aspektus, rakursus, čia ir Akutagava, ir Gavelis, ir visa kita. Atrodo, lyg žmogus neturėtų savo problemas, savo rūpesčių ir todėl žaistų literatūrinėmis formomis. Bet pasirodo, kad visas pozicijos pasakoja tą pačią istoriją labai gyvai ir apskritai visas romanas man pasirodė stilistiškai tolygus, nuoseklus. Jame tarytum nėra duobių kažkokių stilistinio, meninės kokybės požiūrių. Jis yra energingas, veržlus. Kaip tau jis rašėsi? Ar galėtum ką nors papasakoti apie sunkumus arba šiaip patirtis? Rašyti buvo ir sunku, ir lengva. Sunku ta prasme, kad tai yra vis dėlto skaudus dalykai ir išgyventi dalykai, o lengva tai, kad nereikėjo meluoti. Nei savo, nei skaitytojai, kažkokių tokių efektingų visokių scenų, kažkokių ypač. Nereikėjo išgalvoti vaizdų, išgalvoti kažkokių dalykų, jie visi buvo įsismelkę, sakau, taip kaip tie seni žodžiai iš tarybmečio, jie visi buvo įsismelkę, juos tik reikėjo kažkaip prisiminti. Ir aišku, kas skaitė pirmieji dar korektūras, ten pirmąjį tą rankraštį, tai sakė, iš man artimų žmonių sakė sunkus romanas, bet įspūdingas. Net kai kas atpažino save ir pasipiktino. Priekabiausi ir kerštingiausi yra tie, kurie ieškos gyvenimą. Tie, kurie suras kažką panašaus į tikrovę, jie vargiai ir apsidžiaugs. O tie, kurie neras, jie galbūt supyks, kad jie nesupranta tavo kūrinių. Na, kaip čia pasakius, gal ta reakcija ir nėra tokia, kaip čia pasakius, adekvati pasipiktinimui. Galbūt šiek tiek lengvam šokui. Tiesą pasakius, tas atpažinimas tikrai nieko blogo, bet tik svarbiausia, kaip skaitytojas į tai reaguos. Man atrodo, tu baisiai kvaila, jeigu reikėtų dabar rašant romanus, kaip Amerikoje parašyti įvykiai, personažai čia išgalvoti, tai prašom žodžiu, bet pas mus gal skaitytojai dar netiek nukvaišę, kad paduotų į teismą ten už tai, kad tu mane negražiai ar nepakankamai oriai ten aprašei. Taip. Tai va, tai aš dar skaitytojui tikiu, kad jis pakankamai protingas. Būtų labai gerai, kad romaną galima būtų perskaityti dviem sluoksniais, kaip sakoma, kad, tarkim, intelektualesnis skaitytojas rastų savo kažką tokio, va, kaip archetipai, dar kažkokie tai ten simboliai. Na, o skaitytojas, kuris archetipų ten ir simbolikos kažkokios neieško ypatingos, na, tai jis pagaliau perskaitytų kaip sąžiningai papasakotą nuoširdžią gyvenimo istoriją, kad jam ten užgautų širdį, kad skaitydamas žmogus ir nusišypsotų, galbūt ir jam liūdna pasidarytų. Tai nežinau, man atrodo, kad tai pakankamai daug knygai, nes dabar daugelį knygų mes abejingai perskaitom, jos mūsų nepaliečia. Žinoma. Tai tiesiog, jeigu nors kiek užkliudys kažkokį širdies kampelį ir žmogui ir jis pagalvos, gal čia panašu ir į mano gyvenimą kažkas, vai tą laikmetį kažkas panašaus.